Su jumis Brilliant, pokerio mokykla.com iš Las Vegaso ir toliau tęsiu savo video seriją ir parodysiu, kaip gyvenu, papasakosiu, kas vyksta ir kokie ateities planai ir šiaip kas naujo. Tai jau pasibaigė mano didieji turnyrai ir vakar sužaidžiau main eventą, šiandien yra Liepos 12, tai pas jūs jau yra Liepos 13. Tai kritau pirmos dienos pabaigoje po 6 valandų žaidimo ir gal ne pabaigoje, link pabaigos. Tai nesu patenkintas nei kaip sužaidžiau, nei kaip klostėsi, bet kaip negaliu pykti, nes tai yra vienas turnyras ir tai yra pirmas mano toks brangus, tai naivu būtų norėti tikėtis iškart laimėti jį, tai vertinu kaip gerą patirtį. Dabar tiesiog dalinuosi vaizdu, ką matau pro savo langą, tai dabar persikraušiau į naują viešbutį prieš 3 dienas į Vadarą, kurį turiu iš 8, dėl to, kad turiu pakuotę. Ir Vadaro viešbutis pakankamai yra prabangus ir priklauso MGM grupiai. Šalia matot kitą viešbutį Aria, kuris irgi priklauso MGM grupiai. Ir dar jeigu suktum į kairę būtų Cosmopolitanas, kuris priklauso MGM grupiai. Toliau matosi dalis Excalibrium, Luxoro ir Mandalay Bay, kurie irgi priklauso MGM grupiai ir pats MGM, kurio nesimato. Tai kaip matot, pats Vegasas yra supirktas didelių kooperacijų ir MGM grupė yra tokia, nežinau kaip, sakyčiau, prabangių viešbučių, tikrai jie kaip dominantai čia yra ir didelė dalis geriausių viešbučių priklauso jiem. Toliau matosi tas kontrastas didelių miestų, kai sakysim, mums reikia kirsti tik tai magistralę. Tai 100 metrų nuo šitų prabangių viešbučių ir mes jau matom tiesiog automobilio aikšteles, kažkokius garažus, sandėlius ar šiaip tiesiog žemę, kur nieko nėra. Ir pakankamai didelis kontrastas ir tiesiog matosi, kad Vegasui yra labai daug dar erdvės plėstis. Ir neaišku, koks Vegasas gali būti po 5 ar 10 metų. Ar 20, nes jeigu grįšim 10 metų atgal, ką pasakoja vietiniai, tai jis buvo visiškai kitoks ir visas traukos centras buvo kitur, o dabar šitie viešbučiai kelia į šonus, traukia tolyn. Ir matosi kalnai, visas Vegasas yra kaip dauboj, šitai jau esu sakęs. Todėl labai mažai čia lyja, nes visi debesis atsimuša į tuos kalnus ir iškrenta prieš tenai. Bet įdomus dalykas. Nors mažai lyja, bet Vegase būna, ypač vasarą, tokios kaip, nežinau, audros gal. Ir esmė tokia, kad jeigu, žodžiu, tie debesis praeina iki miesto, tai jie jau niekur kitur neišeina, jau čia visi turi išlyti, nes irgi pro tos kalnus nepraeina. Ir būna taip, kad lyja taip, kad net plaukia gatvės, plaukia mašinos ir mes, kai buvom dabar prieš 2 savaitės, irgi buvo daug audrų, atidėjo net skrydžius daugelio, net ir tropiko atidėjo ir žuvo 2 žmonės, miestą jos tiesiog nuplovė vanduo, nes kai kur yra tie, nežinau, vandens surinkimo, ten tuneliai, nežinau, vamzdžiai ir kažkaip, ir kai kur jie išeina į paviršių ir žmonės tiesiog bando kirsti ir yra didelis srovė ir juos nuneša. Tai iš tikro kaip ir juokinga, nes mes esam dykumoj ir jeigu kažkas sako tokį dalyką, tai tu kažkaip netiki keista, bet yra internet ir video ir vietiniai pasakoja, žodžiu, ir įspėja, ypač jeigu keliauji toliau į kalnus, į tą mirties slėnį ar ten toliau, tai tiesiog, kad žmonės vaikšto, bet jeigu yra liūtis, tai gali tiesiog nuplauti žmogų ir viskas. Tai parodysiu, kaip gyvenu, esu prisipirkęs vandens, vėlgi dykumoje esam ir tikrai traškina čia, belekai traškina, kondicionieriai dar ir iš krano vandenį nelabai, čia yra gerai gert. Turiu dar ir virtuvę, kurią nesinaudojau, bet jeigu tau patinka pačiam gamint ir nori sutaupyti pinigų, tai tikrai gera alternatyva. Nes Vegase šiaip maistas yra brangus, nebent jeigu nori šitam greitą maistą valgyti. Tai greitas maistas yra pakankamai pigus, gali už $5 pavalgyti ar už 8. O jeigu nori geresnio maisto, tai jau turbūt koks $20. Aišku, galim rasti
ir ištaikyti ir už $10 pavalgyti. Tai jeigu už 10-12 pavalgai jau ne McDonald'e, tai jau skaitosi, kad aš skaitau, kad jau tikrai gerai sutaupė ir taip toliau. Tai turiu iš tikrųjų labai didelį kambarį ir didelę lovą ir virtuvę dar ir su prabangiam viešbutį ir pats nežinau, ar leisčiau savo gyventi tokiam viešbutį, nes turbūt diena čia kainuoja kokie $250-300. Tai aš pats labiau linkęs sutaupytos pinigus ir geriau gyventi paprastesniam viešbutį, kaip ir gyvenau Golden Bay, bet kai apmokama šitą viešbutį, už tai, kad esu laimėjęs tą internetą pakuotę, gavęs, tai tiesiog mėgaujuosi ir noriu pasidalinti ir su jum. Tai kas dar, tai nusipirkau akinius, tuoj parodysiu, dar noriu vonę parodyti. Turiu spintą rūbų, drabužių, kur mano labai daug tų drabužių, vieni marškiniai, 2 maikės. Turiu seifą, kuris pagaliau vienas iš normalesnių, kur biškai įmontuotas į sieną, nes kiti buvo tokie nešiojami. Tai vonia. Irgi prabangu, nes turiu ir vonę, kurioje noriu pagulėti, bet dar vis nerandu laiko, nes arba turnyrai, arba darbai, arba šiaip stresas ir mažiausia, ko norisi, tada vonios. Ir turiu dar dušo kabiną. Tai prabanga tame, kad turiu ir tą, ir irgi toks Europai. Šitam viešbutį iš jo būtų padaryta 3 kambariai, būtų ir mažiau erdvės ir būtų palikta tik tai dušas. Turiu, aišku, kaip visada, visas priemonės, kurios yra pakankamai geros. Man patiko pagal sudėtį, pagal viską, kas irgi yra respektas viešbučiui. Viešbučiui, man atrodo, čia yra tik tai 4 žvaigždutės. Nesu tikras, ar 4 ar 5, bet man tai yra pats prabangiausias viešbutis, kokiam aš esu gyvenęs. Nes dažniausiai, kai pats keliauji, pats mokė, tai kaip ir sakiau, stengiasi taupyti ir neleidai savo tokių viešbučių. Bet kai turi kažkokį laimį satelitą ar dar kažką, tai gauni gerus viešbučius, bet vis tiek šita erdvė, didelis kambarys, didelis lovos, aš vertinu, kad tai yra geriausias viešbutis, kokia man yra tekę gyventi. Tai turiu labai nedaug rūbų, matėt. 2 maikės, marškiniai, dar vieni marškiniai, džemperis ir nusipirkau dar vieną džemperį. Tiesiog, nes turiu tik vieną kuprinę ir nieks netelpa, tai rūbų mažai ėmiau ir nieko neperku. Dėl 8-tukų kuprinės gavau dar vieną dovanų, tokią pačią. Ir, žodžiu, sakau jam, kad nelabai turiu galimybę parsivežti, tai sutarėm, kad jie man atsiūs į Lietuvą. O tiesiog aš tą kuprinę padovanosiu vienam iš fanų, kas seka bookprofesionalas.com, kas seka mano video. Tai tikiuosi, kad jie kaip nepaves manęs, nes jei paves, tai paminėsiu blogų žodžių. Ir kai atsiūs kuprinę, tada padarysim kokį tiesiog konkursą ir padovanosiu. Tai, kaip matot, yra knygų, yra kompiuteris, su kuriuo atrašinėju jum ir montuoju video, visi čekiai, visi kitos išlaidos. Šita kelionė buvo tokia pirma, kai aš fiksavau visas savo išlaidas. Tai pavyzdžiui, tiesiog kiekvieną dieną fiksuodavau, kiek aš kur išleidžiu ir taip toliau. Ir stengdavausi net smulkiausią užrašyti ir galvoju, čia visai neblogai yra praktika. Tiesiog po to pasižiūrėti, kur išeina didžioji dalis pinigų. Taip pat nusipirkau akinius. Kas čia yra? Blue Shark. Ir tai yra veidrodiniai akiniai. Tai nusipirkau, nes tiesiog prie stalo yra sunku, kai tu daug rankų žaidi, tada oponentai labiau tave stebi ir norisi, kad, nežinau, tiesiog jaustis kažkaip patogiai. Tai nusipirkau prieš mainą, panaudojau jo 6 valandas ir kol kas tiek. Tai, kaip ir minėjau, mano turnyrai artėja į pabaigą, pagrindinį visi praėjo, man liko 3 nedideli turnyrai.
$2,550 Wynn kazino, jie tokie dieniniai, su $100 000 garantuotų prizinių fondų, tai už pirmą vietą tikrai bus kokie 20 000. Tai kol kas šitą kelionę einu kiaurai į minusą, jeigu užkabinsiu dar vieną iš likusių turnyrų, tai viską atpirksiu ir dar išeisiu gerą pliusą. Tai neprarandu vilties ir bet kuriuo atveju nuotaika gera, nes turnyrų nedaug, sužaista buvo tik tai 13 turnyrų. Tai 13 turnyrų, vienas dypas nedidelis, tai nieko čia, žodžiu, nėra labai tragiško. Tai ką dar jums parodyti, ką dar jums papasakot. Tai labiausia turbūt patinka šitas vaizdas pro langą man. Kartais aš čia tiesiog sėdžiu ant šitos palangės ir mąstau, žiūrėdamas į Las Vegasą, arba vakare, kai būna daug šviesų ir kai būna blogai. Tai tada ateini į namo ir kai tu matai didelį vaizdą ir matai toli horizontus, tai kažkaip iš karto praeina tas blogumas ir taip nesinervuoji dėl rezultatų. Nes jeigu būtų kažkur, žinai, apačioje šitas kambarys ir būtų toks uždara erdvė, tai būtų biškis slogesnės nuotaikos. Tai va, į Lietuvą man liko čia 4 dienos, 3 turnyrai. 12, 13. Jo, šiandien nieko nežaidžiu 12, pas jūs yra 13. Tai 13 turnyras, 14 ir 15 turnyras, 16 išskrendu. Ir viena naktis Kopenhagoje dar, nes atskrendu vakare, o kitas skrydis tik ryte. Tai va, ir turbūt tai yra vienas iš paskutinių, galbūt prieš paskutinis mano video iš šitos serijos. Tikrai nufilmuosiu dar vieną jau prieš išvykstant. Ir norisi visada nufilmuoti pokerį, norisi nufilmuoti kažkiek tų rankų žaidimo dar papasakot, bet visus turus krentu ankstyvoje stadijoje ir tiesiog net neturiu ką parodyti, nes pradedu filmuoti, kaip einu į kazino ir pasibaigia mano turnyras. Tai liko dar 3 turai, gal kažką uždypinsiu, gal kažką pafilmuosiu, tai tikiuosi turėsiu dar ką pasidalinti su jums. Tai tiek, su jumis Brilliant iš Las Vegaso. Iki.